Sveiki, šio vaizdo įrašo tema būtų for each ciklas. Jis yra naudojamas išskirtinai masyvo elementams perėti. Tai pavyzdžiui, sintaksė. Rašome for each, tada tam tikras tipas, kintamojo vardas, rašome in ir masyvo pavadinimas. Tada aukštinis skliaustas tam tikras kodo blokas, kuris bus vykdomas. Taigi pavyzdys būtų toks. Turime masyvą string cars, tada skliaustuose aukštinėse apsirašome tas reikšmes, kurios bus saugomas masyve. Ir tada mes pasirašome taip. Pasirašome for each, skliaustuose string in cars. Ir tada atspausinam tą konsolės lange, o bus kiekvienas masyvo elementas. Taip pasileidžiame programą, nepamirštame console read key, kaip aš vėl pamiršau, ir žiūrime, kad gauname. Tai mums yra konsolės lange atspausdinta. Tai mums atspausdino Volvo, BMW, Ford ir Mazda. Tai dar kitas pavyzdys būtų su list. Tai apsirašom naują listą, tiesiog pavadinu listum. Tada pridedu tam tikras reikšmes tai būtų Volvo, Subaru ir Opel. Ir taip pat atspausdinsiu aš konsolės lange šias reikšmes sąrašo, naudojant for each ciklą. Tai rašysiu aš taip, for each string car in list, tada console writeLine skliaustuose my cars ir tada išvardinsiu šias. Tai paleidus programą mes turėtume matyti, kad my cars dvitaškis yra Volvo, tada dar kitas, my cars yra Subaru ir my cars yra Opel. Taigi pasileidžiame programą. Matome, kad aš parašiau Subaru su klaida, bet gavome tą, ką ir turėjome gauti. Tai šiandien tiek.